gerais norais grįstas kelias. Sakoma, gerais norais grįstas kelias į kur? Teisingai, į pragarą. Arba apie tai, kaip atskirti, kai jums čiešina. Dabar jums pateiksiu ne logikos pamokėlę, o apie tai, kaip aš pats naudojusi tą elementariąją logiką. Tai vat, kai aš girdžiu, kad kas nors, kam nors kalba apie kokias tai privilegijas, būtent kam nors, kokiai tai daliai, kažkokio tai darinio, tarkim, visuomeniai, bandomeniai, kad vat, tai daliai bandomenės bus suteikta tokia privilegija, kitai ten kitokia privilegija, o visi kiti, kurie neturi tų privilegijų, kaip ir lieka be tų privilegijų. Tai jeigu privilegiją prilyginsim kokiai nors teisei, kaip Zigmukas kalba, pasiklausykit, ką iš čia peza. Dėl šitos referendumo iniciatyvos, dėl privilegijos Lietuvos piliečiam nemokėti nekilnojamo turto mokesčių, tai yra mūsų bendras reikalas. Ar leisimės, kad mūsų nekilnojamąjį turtą atimtų ar neleisime? Ar galime tokią privilegiją turėti, ar negalime? Viską gerai girdėta, ne? Supratot? Tai vat kaip Zigmukas sako, tai vat, suteikim privilegiją įstatymiškai. Įstatymiškai. Pamiršdamas, sakykim, kad yra tokia prigimtinė teisė, kurią kiekvienas čia gimdamas, berniukas, mergaitė, kurie tampa ten vyrais, moterimis, nuo pat gimimo momento ant šitos vieto, pasakau, tai nesvarbu, valus jisai ar plokščias, iš karto gimsta su visomis prigimtinėmis teisėmis, a priori, čia aksioma, to net ginčyti neverta. Yra gimę ir turi visas prigimtinės teisės, teisė į gyvybę ten, teisė kvėpuoti, teisė gerti, teisė į šilumą, į saugumą, tai vat, teisė į saugumą sudaro tokie keli aspektai, kad vat, jaustis saugiai gyvybės išsaugojimo atveju, ir saugumo jausmą ir gyvybei palaikyti, sudaro tokia sudėtinė dalis, kaip turėti savo būstą ten, namą, butą, nesvarbu kažką, berlogą kokią nors, šalašą, palapinę. Tai vat, prie to saugumo jaustis saugiai ir saugoti savo gyvybę nuo kokių priešų ten, jeigu Afrikoje gyveni, nuo plėšrūnų kokių nors ten, arba šiaurėje tai nuo šalčio apsisaugot, ką. Vat yra nuo savo būsto turėjimas. Tai yra prigimtinė teisė. Ir tą prigimtinę teisę paverst kažkokią tai įstatymų suteikimą. Privilegija, Zigmai, tu čia perlenkiai lasdą žiauriai. Tai va taip išeina pagal Zigmą, kad tiems, kam siūloma yra, ta visa bandomenė, kam siūloma, tai ta bandomenė yra beteisiai, bebalsiai, neveiksnus, vergai atidavę savo balsą. O tokiems visokiems Zigmukams anksčiau, jis buvo ten tarybai kažkokiu ten deputatas, anksčiau buvo paskui Seimo narys. Perleidavo tokiems piemenims savo pasirinkimo teisę, kurie ir sprendžia už tuos bebalsius visus neveiksnius, tuos baranus, kaip sako. Toks Zigmukas sako tai bandomeniai, jūs nuo nulinio atskaitos taško, kai tik atsirado ant šio pasaulio, jūs neturit jokių teisių, jūs reikia užsitarnauti. Kaip privilegija, suprantat. O tokie, kai Zigmukas suteikinės privilegijas. Jūs turėsite privilegiją, suprantat, kaip sakant. Privilegija kvėpuoti ir nemokėti už orą. Privilegija atsigerti ir nemokėti už vandenį. Privilegija nusišikti ir nemokėti už lauko ten ar vidaus tualetus kokius nors. Daug tų privilegijų tokie. A kas tas Zigmukas toks yra? Ką jis? Dievas viešpats koks nors sutvėrėjas, kad jis prigimtinės teisės dalykus dalins čia jums kaip privilegijas kokią. Tai žinokit, kai gauna tokius pasiūlymus, tai jumis laiko vergais, beteisiais, neturinčiais jokių privilegijų. Kaip sakau, prilyginama teisė privilegija ir čia jums dalins kaip fantikus kažkokias, pliuškės kažkokias. Pagalvokit, ką tokie Zigmukai užvuoliuodami savo tai protingose kalbose, tokia protinga feiso išvaizda iš Seimo ten tos konferencijos salės, signataro konferencija pasivadė taip rimtais feisais jums dėsto tokius dalykus, privilegijuoti. Tai privilegijas galite nusipirkti tie, kas neturit privilegijų, o visi laisvi vyrai ir žmonės
Anafik jiems tos privilegijos reikalingas, nes, kaip sakiau, jie nuo pat gimimo momento, va čia, dūšių to atėjimo į tos vakūnus momentą, jie atėjo čia iškart su visomis prigimtinėmis teisėmis ir jokios privilegijos jiems nereikalingos. Jie tiesiog turi visas absoliučiai čia teisės. Vienintelis dalykas, ko nereikėtų pamiršti, yra gyvenk taip ir elkis taip su kitais, kaip norėtum, kad kiti su tavimi elgtųsi. Taip pat nesišvaistykit privilegijų. Ne, man tai jokių privilegijų nereikia. Tiesiog gyvenu ir tiek. Tai tam vakarui tiek.